Dar kartą. Čia vėl, kaip matote, kiaulės talkų lyga, bet čia Eurocupas, jau neišdursi. Visai kitas dalykas. Tai dabar trauksime Eurocupo burtus. Neapsėsime čia be burtų. Čia viskas kitaip, čia panašiau į tradicinę Eurolygą. 4 bus grupės po 6 dalyvius. Todėl yra 6 pajėgumo krepšeliai, kuriame po 4 narius. Tai pradėsim nuo stipriausių jų 4. Į A grupę eina, Žalgiris 3-3-3. Garbingai padedami. Į B grupę eina Super 9-6-3. Kas tie du? Matytas vardas, matytas kažkur. Popovič 11 eina į C grupę. Gal nesuksiu, ką čia sukt. Galėčiau, bet žinai. Į D grupę eina Aispa. Tęsime burtų traukimą. Indeliuose sudėti žaidėjai iš 2 pajėgumo krepšelio. Bertomeu prasuka kiaušinius ir ištraukia Liuksas 009, kuris eina į A grupę. Bertomeu buvo šelmis, aš jį žinau, senas krienas. Į B grupę eina, nemoku ištart, Konvitinhyžyho. Supras. Oi, kaip šovė. Jezu. Į C grupę eina Tijūnas. Labiau humoristiniai burtai gaunasi negu D grupė. Mario Konde. Rimtas vyras. Tęsime burtų traukimą. Eurocup nariai iš 3 pajėgumo krepšelio jau sutupdyti ant laktos. Mes juos išmaišysim kaip su mikseriu ir dugną dėsim. Į A grupę keliauja Greivys su daug į. Ir į A grupę dar norėtų ateiti Obradovičius biškį dėdė. Vis biškį dėdė. Į B grupę eina ATB 013. Susuksim kiaušinius. C grupėje. Rimtas varžovas. Viktorianas. Prasuksim šitą, o gal iškris kas nors kito. O gal derlių dėsim. D grupėje. Jie keliauja DJ Vilius. Toliau tęsime burtų traukimą. Kapšelėje matome iš 4 pajėgumo žaidėjus. Į A grupę keliauja Echo. Taip. B grupė. Buzy. Gražus nikneimas. C grupė keliauja Jeftokas. Oi, ne, atsiprašau, iš kur čia paklydęs žmogau. Dabar 2000 ne tie metai. O, gerai, už stalo štai. C grupė Mario KK. D grupė. Pamaišom. Ace from Space. Kažkas iš kosmoso. D grupė. Čia matome narius iš 5 pagal pajėgumą Eurocup krepšelio. Nieko nelaukdami, pamakaluojam ir traukiame. Stifleris
patenka į A grupę. Kas tie trys? Ramuncija 26. Kažkur matytas vyrukas keliasi į B grupę. Liko 2 kiaušiniai. Įdomu. Intriga. O, kažkoks matytas. Rainoks kažkur matytas. Lygos įkūrėjas keliasi į C grupę. Ir D grupę keliasi Sapnamir. Jūs pabandykite jo niką iš kito galo perskaityti. Ir bus jums. Tai va. Na ką, priėjome prie Eurocup paskutinės akordo natos. Tai 4 per 3 pirmus turus nesėkmingiausiai žaidžiantys ir silpniausių krepšelio. Kad ir kaip tai negražiai skambėtų. Mes juos toj pamaišysim, kaip ir kitus, su šakute. Ir trauksim. Su ranka. Į A grupę patenka Ingiuks. Į B grupę keliasi Efkius su daug sigale. C grupė keliasi toks ryte žaidęs Aaron Lukas kažkada. Vis dar. Ir burtus užbaigia, kaip nenorintis atsidaryti kiaušinis. Turbūt kieto lukšto. Kita kaktis turbūt. Tai yra TBPS, kas verčiasi tik be pavydo scenų. Nu tai čia gal rimtas vyras. Oi. Dabar gali. Tai va, ten. Mėlieji nariai, ačiū, kad žiūrėjote šį nuobodų burtų traukimą. Jame nebuvo nei vieno žiūrovo. Ir dabar iš arti matome, kas kokius varžovus gavo. Ir jau kovos jau tikrame sezone. Šiems žmonėms atranka nepavyko, bet jie toliau kausis. Juk nesinori kaip iš barščių musės išspirti iš karto. Na tai šią gaidą ir baigsime mes savo burtų traukimą. Gero sezono.